Kuku. Da, 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 da. Tai kur buvę, kur nebuvę, vėl miške, abudu. Įdūm. Ko nieko nesakai? Ką? Ne, neturiu ką pasakyti. Tai kur atsidūrei? Miške. Miške. Senai kartu buvom. Labai. Ką darysim? Statysim. Kažkokį tai namą statysim. Tėtis statybom, Aistis daugiau Prie laužo dirba. laužo kokį tai kuriant. Žodžiu. Drąsa. Gyvensim šiandien. Turim tokį moliūgėlį. Sekasi. Gerai. Užsidegi laužas. Jo. Ant kelio. Pradėjo lynuot, žodžiu. Buvo nebloga diena. Nu gal neužsitęs ilgai.
čia reikia dar šonus sutankyti. Kol kas vaizdelis toks. Biški užsiknisau aš čia su tais visais reikalais. Gera pusė dienos praėjo. Aistis prie statybų nelabai nori lyst, kaip tai jam ten laužiukai įdomiau kuriant. Nu, dar reikia čia kažkaip sutankyti, kad žolės laikytųsi. Nu, toks jau gan tvirtokas, čia dar reiktų keliose vietose surišti. Tai dar biški nepaaiškinau, bet čia už manęs yra tokia miško aikštukė. Šitas miškas čia visur aplink yra mano asmeninis miškas, mano savybės teisė priklauso. Šitą aikštukę aš kiekvienais metais prižiūriu. Čia priauga visokių tokių krūmelių, žolynų ir niekada čia nebuvo miškas ir aš jai tiesiog neleidžiu užaugti kažkokiais krūmais. Tai va, tai kodėl žolių namas? Todėl, kad su vaiku pagalvojom, tą žolę nupjojom. Prieš kelias dienas, tai sakom, davai pasistatom namą iš tų žolių. Viskas, visa idėja. Tai ir apskritai, ten kokį lazdyną, kur nupjoviau ar išpjoviau ar kažką, tai yra mano asmeninio miško lazdynai, niekam žalos nepadariau. Nu ir visada smagu taip pabūti miške su vaiku, kuris dabar bastosi čia aplinkui. Tai tankinu su jokiais žabais čia. Bet manau, kad čia žolės dar vis tiek kris. Tai turiu šniurko nedaug, bet gal čia dar viršui kažkiek užteks man. Ta žolė čia aš nupjovau prieš, nepilną savaitę. Įgulėjo, ant jos lietus lijo. Ir ji pūva jau. Tai pūvančio žolės namas man bus. Jau tokia vietom patežus gliti, kaip koks mėšlas karvis sumaišytas su šiaudais. Tai va tokiam name teks pagyventi naktelę. Kalėjime uždarytas už grotų. Nu, gerai atrodo.
Dabar va tu viduj būdamas man biški iš anos pusės pasakyk, kur ten persimatu. Čia. Kur? Tam, kur. Ai va, gerai. Aš tai žinok, iš tos pusės nematau, kur šviečiasi. Ai, tu taip smarkiai nekyš. Kaip čia net bolin? Kaip tau namas? Gerai. Gyvensim šiandien? Tai bakurėlis kapitaliai neturi ką veikti, kaip visas jaunimas šiais laikais. Miške tai pamėginsiu padaryti lanką. Gal patiks tai, ką tėtis jaunystėje veikdavo. Kelių strėlių tau reikia? 2. Biški kreivą. Nu, pasibandyk, aš kitą pamėginsiu padaryti. Suvargom čia su ta pavėsinė statymu, galų gale galėsim pagyventi. Tai ką su moliūgu, turim tokį moliūgėlį, tokį jau apvargusi. Čia, Aistis nori, kad parodyčiau, biškį jau yra pažeistas. Spalis, lapkritis toks moliūgų laikas, tai nedidelį moliūgėlį atsitempėme į mišką. Turim tarką, nežinau ar kas tokį atsimena. Tai tarkai daugiau metų negu man garantuotai iš senelių trubos. O mes miške mėgstam ką valgyti, Aistė? Blynus. O dabar vėl kepsim blynus su moliūgu. Moliūginiai blynai bus. Čia pats mažiausias moliūgas, koks daržė užaugo. Nu, mūsų daržė, kuris užaugo pats mažiausias šitas buvo. Nu va, išsiskobėm. Dabar reikia tarkuot. Kalam kiaušinuką. Čia dar pipiriuką būtų buvęs skanu, bet užmiršau pasimti pradžią. Va, koks čia
makalas gavosi. Tai vis tik radau pipirų, buvau įsidėjęs. Biškį įvarysim. Kaip gerai atrodo. Ragausi mane, Aistė. Kur tu ten paveiki? Nieko. Va, turi veiklos pusę dienos, nežinau ką veikti. Kas, Aistė, pirmą valgys keptuvę? Aš. Tu? Aš. Nu, pirmas blyną ragauja. Labai skanu. Suvalgys 4. Nu, ragauju aš dabar. Aistis jau paragavo, sakė, labai geri, jam patiko. Nu, neblogai visai. Da pusę muligėlio turim, gal kepam daugiau. Galim. Lapkričio mėnuo, o visokie uodai, kažkokie peteliškės čia mūsų apspito. Opa! Per visą keptuvę blynas kepa. Tai va tokia kukli buitis. 2 miegmaišiai. Ankšta mūsų troba su Aisčiu. Visur sienos žolinės. Nu, įsitaisim su Aisčiu nakčiai. Vėsoka, drėgna, žolės tokias pusiau papūvė. Mūsų būsnė papūvus, krenta ant mūsų, kvapelis toks. Su Aisčiu vis į metus kokį vieną kitą kartą išvaroma būdu vėsiu metų laiku. Tai mėgosim žolių name. Sušalt nesušalsim, bet labai drėgna. Ir yra ir minusų, kad labai žolės į miegmaišį krenta. Ir atrodo lapkričio mėnuo, bet visokių vabalų, visko čia pilna. Iš tų papūvusių žolių lenda net slieka radau ant miegmaišio. Tai va, gerai. Labanakt. Iki ryt. Susitiksim šviesoje. Ate. Labas rytas. Reikia įžadinti kito miegalio. Miega. Nu, nemiega iš tikrųjų, bet dar nelenda iš miegmaišio. Labas rytas, miegalio. Nu kaip? Nesušalai? Ne. Tai dabar miegojimo ypatumai va tokioj va būstiniai. Tai, nu, tas pašutusių žolių kvapas yra ir visą laiką žolės krenta. Biški sujudi ten ir jos vis tiek krenta visi žolėse miegojom. Nu ir ten visokių gyvūnėlių yra. Ir slieką radau ant miegmaišio, ir kirminų keletą, ir šiaip vabalų. Nu, apsaugo nuo vėjo, šilumos neduoda, labiau atrakcija. Ar dar tokią darysiu? Nebe. Gana bus. O, labas rytas. Labai. Čiut neišvertė visų durų. A? Gyvas iš po nakties. Mhm. Su tėčiu nebevažiuosi įdomi turbūt. Kodėl? Nu, vat sušalė.
šlapia, drėgna, smirda būstiniai. Nesmirda bus jį. Žolės, ne? Šiaip Apskritai. blemba labai užknisa. Bet jeigu palieti, tu to šiaudas tau viskas iškrenta. Tai va. Vakarykščius blynus dar kepsim, nedaug liko čia. Po keptuvėlę kokią dar išeis. Nu, kaip ryte blynai. Pana. Vakare geriau buvo, ne? Alkanesnis buvai. Vieną porciją tai tokia gavosi. Biškį pasyvo. Skanu. Labai. Man tai biškį degėsi jau. Nu ir tradiciškai Ko bulvė? bulvę į laužą reikia. Mažą dešrygalio gabaliuką turim, į bulvę įdedam. Kad būtų skaniau. Kaip čia taip skrydo? Nu, Aisti, krapštyk bulvės lauk. Pirma. O kaip skaniai kvepia. Antra bulvė. Trečia bulvė. Ketvirta bulvė. Nu, atsargiai karštą. Duosi vieną, duosi. Nu, aš savo. Pažiūrim, ar iškė. O. Oho, ką prisukta. Iškėpė gražiai čia. Va, bulvytės ne per kepę, nieko. O pasaisti biškį. Labiau pakepus. Laužas irgi jau nebekursim daugiau. Suvalgom bulvės ir keliausim. Druskos neįdėjau. Visą laiką į keptas bulves dėkit druskos. Taip skaniau. Oi, biškį pamariau. Man atrodo, kad tau čia prieki plaukai nudegė. Čia? Nu, galiukai padegė, buvai kišęs į laužą kažką. Padėki? Nu, tokia apsvyja. Juodi? Ne, tokia, matosi. Nu ką, bye pavėsiniai. Ne pavėsiniai, o kam? Būstinį. Būstiniai, iš žolių. Biškį papūvusių, biškį padžiūvusių. Toks žolės sušutusios kvapas buvo savaitgalio mūsų. Ką čia įsinešė? Lanka. Lanka namo. Gerai. Keliaunam.